Jūs kada nors minkėte druską? Ne? Tuomet jūs kviečiame į druskininkus, į sūrią pamoką. Kilogramas kasdieninės druskos, šiek tiek miltų ir vandens. Tiek buvo išpilta ant stalo. Gautoje sūrioje masėje įspaudėme savo dukros delną. Tai buvo mūsų šeimos sūraus eksperimento startas. Kodėl druska? Ogi todėl, kad mūsų druskininkų kurorto pavadinimas sūrus. Sūrus mineraliniai šaltiniai prieš milijonus metų išryškę prie Nemuno davė pradžią mūsų kurortui. O jūs su savo geriausiu draugu jau suvalgėte pūdą druskos. Ar žinote, kiek tai yra? O ar teko liesti skulptūras iš druskos luito? Beje, ar dar vis neatsirado noras patiems susikurti savo druskos skulptūrą? Atsipalaiduokite, įkvėpkite tyro druskininkų oro ir panirkite pirštais į druskos kopas. Jums puikiai sekasi, dabar bandykite iš sūraus kukulio lipdyti, fantazuokite, žaiskite. Jūsų kūrinius mes trumpam pašausime į duonkepį. Dabar jau kietame druskos gabalėlyje bandykite įžiūrėti formą, bundančią savo druskos skulptūrą. Pašalinkite nereikalingas detalės ir jūs jau turite savo pirmąjį sūrų kūrinį. Sūrioje pamokoje jau dalyvavo daugybė svečių iš viso margo pasaulio. Kviečiame ir jūs. Nauja, labai sūru. Visą tai patirsite edukacinėme užsiėmime sūrioje pamokoje pas Taurą. Mes sakome taip kūrybingom šeimoms, taip kūrybingam jaunimui.